Knygos turbūt pristatyti nereikia, visi internautai labai puikiai žino Little Miss Sunshine. Ir gana moteriška knyga. Dvi futbolo aikštės jausmų. Šiaip jau niekada netikėjau meilę per atstumą, o mano patirtis dar kartą patvirtino skirtingose straipsniuose bei knygose skaitytas mintis, jog tokiems santykiams reikia subręsti. Jiems nepakanka vien meilės. Reikia milijono kitų sudedamųjų dalių, didžiulio, beatodariško pasitikėjimo ir gigantiško supratimo, mokėjimo nugalėti begalinį ilgesį, galų gale prigimtinės monogamijos. Susitikinėjant savaitgaliais nematai, kaip žmogus auga visomis prasmėmis, kaip jisai gražėja, kaip sužydi. Nežinai ir ko gyvena, nes telefonu ir susitikus pokalbiai sukasi tik apie jausmus. Galiausiai tų pokalbių apsikabinus išsilgtą žmogų ir nebesinori. Tačiau pabandyti visada verta. Dabar aš jau esu tikra, kad paskui mylimai, jei jau išties branginu santykius, keliaučiau į bet kurį pasaulio kraštą. Nes rytais matyti jo traiškanotas akis ir mylintį žvilgsnį, o naktį girdėti šalia jo kvėpavimą yra kur kas svarbiau nei žinoti, kas yra tikrasis ilgesys. Esu tikra, trupučio ilgesio reikia visur ir visada, bet per dažnai šis jausmas neleidžia augti jausmams, jos žudo. Ilgesys, kaip ir dauguma kitų dalykų šiame pasaulyje, turi būti su saiku. Sveikas ir ribotas.